Šiandien nusiimsim šito filtro keitimu. Kažkaip pražioplinau pernai. Nieko blogo nenutiko. Pakeisim šiemet. Kas gerai, kad čia mano ne 4 varomi. Galas tuščias, tai atsukt. Pasiruošt kažkokį indą, kad subėgtų likučiai kuro. Ir įkišt kitą filtruką. Tai raktelis 18. Atsisukam. Niekas neišbėgo. Kad ir kaip čia būtų lengva daryt, tai be šitų raktų jau čia niekas nesigauna. 18 tą atsukom su tokiu ir 32 su tokiu. Susilaisvino truputį. Ir išbėgs, tada atsisuksim. Nu, dangtis nusiėmė. Filtras. Išsiėmė. Viskas į čia sumes. Įdėsim naują. Bosch filtras kažkoks. Plėvelį įpakuotas, šiukšlių neprikrist. Ir turėtų būti žiedas pamėtas. Žiedelis. Žiedelis dedasi į kamštį tą, kur užsisuka. Viskas eina toliau. Žiedas, tarpinė, naujas. Pakeisim, apvalysim. Filtriukas. Dugnas apačioj. Kaip ir sakiau, čia labai nesunku išsiimt. Atsisukt gal sunkiau nei išsiimt. Tai jo, įstatom. Net nežinau, kam čia filmuoju. Pats lengviausias gal filtro keitimas. Koks galėjo būti. Tai naujas žiedelis su šitu liežuvėliu į viršų. Principai kitaip ir neįdėsit ten rems. Užsukam. Šitas drenažas, čia jisai nuleist, jeigu vanduo ar kas susikaupęs būna pačioj. Viskas. Indą šonam. Užsisukam, kaip ir minėjau, 18 šitą mažą. Labai kruopštus darbas vaisiai. Nu ir aišku, tvarka turi būti apsivalyti, kad dulkės neliptų, kad šūdas nesikauptų visoks. Taip, turi būti. Taigi va, kaip tyčia dabar diagnostikos nėra, nežinau kaip čia pavyks. Tiesiog gal degimą įjungus.
Gal taip kelis kartus išjungti, įjungti. Kažkas byzgia, kažkas dūzgia. Pažiūrėsim, kiek čia mums pavyks iškelinto karto. Ką, pabando. Tai filtras pakeistas, šiek tiek teko pasukti ilgiau, bet taip kelias sekundės. Darbas tas nei ilgas, nei trumpas, nei sunkus, nei sudėtingas, galit patys bandyti ir keistis drąsiai, niekas ten įrankių, kelių raktų, 2 reikia pasišviest prožektoriaus, gal indelio kažkokio. Sėkmės jums keliuose.